Seimo nariai pasiskaitė, jie yra atsakingi ir protingi. Reiškia, jie su viskuo sutiko. Tokiu atveju, jeigu jie sutiko su viso šituo, jie ką padarė? Jie yra atstovai, tautos išrinkti atstovai. Jeigu žiūrėti pagal raidę, taip kaip parašyta Konstitucijoje, bet ne taip kaip yra praktikoje, tai aš išeidinėjau kaip parašyta Konstitucijoje. Tokiu atveju jie parodė lyderystę pasauliui, parodė lyderystę NATO, kad jie pasirengę šiuo atveju siųsti karius į misijas, tame tarpe į Ukrainą. Beje, ten berods 2 misijos. Na, neturi reikšmės. Jie pasirengę siųsti tenai savo karius. Neva apmokymams. Jeigu taip kaip jie sako, apmokymams. Todėl, kad čia lygiai tas pats, kas pasakyti, jog tankas tai yra puolamasis ginklas, bet tankas gali būti naudojamas, pavyzdžiui, jie gali pasakyti, ne. Kadangi dabar vyks sėja, tai mes naudosim juos kaip traktorius. Ir jiems būtina yra sukasti dirvą. Kada buvo pasakyta, kad mes žinojom tokią informaciją elitiniuose padaliniuose prie vyno ir traškučių, buvo kalbama apie 300 000 lietuvių lavonais. Tai yra, kitaip tariant, apie netekčių 300 000 lietuvių karių. Ir aš dar diskutavau tokiu metu, kad tarp tų karių, jeigu kalbėt netektimis, tai yra 200-aisiais. Tai tokiu atveju turi būti kažkiek sužeistų ir kažkiek tai turėtų grįžti dar sveikų. Ir tada mano grubiai skaičiavimas susidarė tenais vos ne virš 1 milijono. Ir aš tada sakiau, kad mes tiek karių neturim. Siunčiant mūsų karius, mes neturim amunicijos. Tiesiog mes Ukrainai negalim ką išsiųsti. Tai mes su kuo jo, su treningais ten siūsim. Tai reiškia, visi šitie, kurie yra konservatos ir visi tie, kurie yra socdemai, aš suprantu, jie eina už karą. Čia viskas ok, laisviečiai eina už karą. Tai čia nėra ką skaičiuoti, jie tikrai tos dokumentus skaitė, jie specialiai bandė įpainioti, įpinti ir taip toliau. Užliuliavo, galbūt pripylė šampano, konjako, nežinau, ant viršaus davė šniūrą dar įtraukti ir jie nuėjo taip į Seimą. Tai gal tada viskas ok, jie žino, ką jie darė. Bet ką Seimo nariai, aš išeidinėjau iš to, nors jau abejot pradedu, ar jie buvo blaivi, nes ten buvo prieš pat Kalėdas. Tai kaip jie galėjo, jie tiesiog pripažino, kad jie nekompetentingi. Jie pripažino, kad jie neskaito dokumentų. Jie pripažino, kad jie pasirašė balsuodami dokumentą siųsti Lietuvos Respublikos piliečius į karo zoną. Ir man gali sakyti, kokius nori mokymus, man gali legendą, kokią nori užkabinti. Gal jie ten važiavo į turgų, dalinti koines, bet tai esmė, kad jie važiuoja į karą. Ir jie greičiausiai ten žus. Ir aš manau ir tikiu, kad jie ten žus. Ir jeigu jie ten nežus, prašau įrodykit kitaip. Tai tokiu atveju gaunasi taip, kad jie pasirašė išsiųsti mūsų jaunimą žūti tenai, už Ukrainą.